Sveiki, su jumis aš esu Pilkinis ir šiandien papasakosiu vieną dalyką, kuris man padėjo užsidirbti pinigų. Taip, išgirdote teisingai, pinigų. Ir tai nebus jokios akcijos, ar tai kriptominingas, ar tai interneto kažkokios subtilybės, kad per porą mygtukų ten gali paspausdinėti ir užsidirbti pinigų. Ne, visiškai ne tas, pavadinimas net ne tas buvo, bet jo. Šitas augintinis stovi prie pat manęs, to aš jums parodysiu, kuris man padėjo užsidirbti pinigų. Jisai yra labiau skaitmeninis. Ir gal jau atspėsit, kas tai, bet tai yra 3D printeris. Kodėl aš jį laikau augintiniu, tuoj netrukus viską papasakosiu ir tuoj viską jums padėliosiu gražiai. Trys D printeris tai yra kaip gyvas augintinis, bet tik tai skaitmeninis. Realiai nuo tavęs priklauso, kada jisai ilsisi, kada jisai dirba ir ką jisai gamina. Ar tu žaisi su gyvūnu, ar tu eisi jį pamaitinti, ar tu eisi tą ir lygiai tas pats. Ir reikalauja kantrybės tiek gyvūnai, tiek 3D printeris. Jūs netikit, kad 3D printeris reikalauja kantrybės? Toj parodėsiu, aš jums atsiprintinau kiškiuko akytes. Gerai, negaliu nuimti nuo lavelės. Pasinaudosiu įrankiais. Dar reikia iš kitos pusės pamatyti. Ir taip subraižau lavelę. Po to reikia naują pirkti, nes nelyginai tampa. O apie klijus tai pamiršau. Gerai, šitą paliekam be klijų. Visai nebloga dovana kažkam. Su lauke. Pajungsiu, atprintins, pasibūsiu lauke, grįšiu ir turėčiau gauti šį. Bus baltos spalvos. Dabar aptvarka, pasižiūrė, ar viskas gerai. Gerai, dabar atsisiūs, įkais teptukas, įkais lavelę, pradės gaminti. Tai grįžau iš lauko. Einam pažiūrės, kiek atprintino. Jau turėtų į pabaigą būt. Jau beveik pabaigą, kiek čia liko? Valandą 34. Dar turiu čia mažesnio sluoksnio teptuką, mažiausią. Tai čia baltą plastiką jau į pabaigą iš tikrųjų. Čia rodo, kiek yra drėgmės. Prastai gaunasi printas, panašiai, ne aukštesnės kokybės ir labai jaučiasi. Pati programa rašo, kiek procentų yra tenais drėgmės, tai pasako, daryk kažką, nes kitaip prastai bus. Ir dėl to yra sunki ta priežiūra. Palaikyti sausą plastiką, ištrauki savo darbą, tu negali paliesti lavelę, supirkti, reikės tada eiti plauti su karštu vandeniu ir peirį, kad gerai priliptų prie lavelės, nes jeigu bus ant lavelės riebalų, teptukas printins, bet nesikliuos plastikas ir visas darbas ir plastikas veltui išeis, jeigu nepastebės ir panašiai. Bet yra tipo atsiunčia notificationą, kad tipo kažkas negerai ir kad pamato, bet aišku, čia nuo naujesnių printerių. Jo, gavau notificationą. Ką čia turim? Reikia neverti. Pa. Argi negražu. Kietai ką, kiek kainavo tokį padaryti. Be žaukutės paskaičiuosiu. Jo. Jeigu jūsų vaikas scrollina arba žaidžia, aišku, geriau, kad žaistų, nes bent jau jisai masto, kai žaidžia ir panašiai, negu scrollina. Ir, pavyzdžiui, jūsų labai dažnai prašo, kad jūs nupirktume tą ar tą žaislą ar kitą žaislą, bet jeigu yra tokia galimybė, tipo, įsigyti 3D printerį, tai jokių daugiau žaislų nebus ir pat galėsi pats pasidaryti, atsiprintinti ir dar to pačiu mokyklai pardavinėtos pakabukus. Aš nežinau, tipo, kas trendina ir panašiai. Eini ir matai ant vieno kuprinės kažkoks trending
žaisliukas pakabintas ant kito ir tipo, kogi ne, tipo, gal jisai prasisuks, gal jisai kažką pramuš, nes jam neduosi pinigų, jam pirksi plastiką, nupirksi tą ir tipo, gal jisai užsiims ir gal jisai supras apie tai, kad reikia pačiam kažką daryti ir panašiai. Gydyklą pajungęs belę kokią, iš patirties sakau ir tiek, savo mintis dėlioju. Bet sakau, noriu priminti, kad 3D printeriu jo priežiūra yra sunkiau, nes esu nudeginęs, ką esu nudeginęs, esu sulaužęs tipo šitą, nutraukiau laidus, reikėjo šitus naujus laidus pirkti, 3 minimum buvo ir tiek. Tikrai sakau, atrodo, kad vietos nėra iš tikrųjų kur tą viską daryti, kur visą plastiką dėt, kur plastiką dėt į dėžes su tam tikrais burbuliukais, kur sugeria drėgmę, dar kažką, tipo užsylint, kad, nebūtų drėgmės ant plastiko ir tiek. Labai reikia priežiūros. Gerai gautasi, kad mažiau eurų išleistumėt. Bet jo, su laiku, kaip išmoksit, prisiauginsit tą printerį ir jisai jums dirbs. Jo, ir dirba mano printeris, ant jo turiu 676 valandas. Tikrai jisai man milijoną neuždirba. Manomas toksai dalykas, kad tipo prasimušit, dar kažką, tipo atrasti savo produktą. Visko gali būti, žinot, tipo nebandęs nežinosi. Čia į mane jau taikosi sniperis, nes prie langą stovi. Tai gerai. Kitas kadras. Realiai negalit jūs pirkti to 3D printerio, jeigu jūs tik tais pasinaudosit savaitę, mėnesį, 2. Čia yra kaip augintinis, kaip ir minėjau. Prieš pirkdamas tu turi pagalvoti, kokią tau naudą atneš. Jeigu tu nusipirkęs, negausi arba neteiksi kažkam džiaugsmo arba meilės ir panašiai, tai jisai greit ir tau atsibos, tau jisai jau bus nebereikalingas, nes jisai, nežinau, tipo, tik tais tau į minusą eis. Nepaturi pirkti, jeigu gyvenate bute mažam, vieną kambarį ypač, tipo, be šansų, geriau net nereikia, nes tiek bus blogai sveikatai ir panašiai, nes tiek plastikas lydosi, negali realiai to plastiko kvepuoti, turbūt suprantate dėl ko. Toj parodysiu, turim tokį dalyką, bet reikia šitą toj atsiprintinsiu aš jį. Printinę su šiukšliadėže, files, prisijungimą, žaisliuką. Tokia atsiprintinės, balkono durų rankena. Atrodo tokie mini dalykai ir panašiai, bet atrodo padarysiu tą ir panašiai, ir tipo, kaip čia pasakyti. Bet tipo pagalvojus, su to muilo, einam tą muilą atsiprintint. Tuo pačiu reikia pažiūrėti, kiek man iš temų sumokėt, kad tas problemas įspręšiu ir panašiai. Gerai, realiai 2 eurai, euras kem 7, tiek tik tais kainuoja ir tipo, ar tikrai apsimoka tą 3D printerį pirkti tualetinio laikiklio. Laikiklis, jisai kainuoja 2 eurus, 3 eurus ir panašiai. Pavyzdžiui, 3 eurus kainuoja, taip pat atlieka tą pačią funkciją. Ir kartais pagalvoju, ar tikrai apsimoka man išleisti 1000 eurų ant to 3D printerio tipo bendrai, ant plastiko ir panašiai. Ar geriau man tiesiog visokius šudukus už tą 1000 eurų nusipirkti iš temų. Lietuvoje čia tokį šudą bandytum, tai aš ką tai tu sumokėtum 15, 20, net 40 eurų. Bet tą pačią problemą įsprendžia. Tai jeigu jūs tikrai nori to 3D printerio ir panašiai, 2 savaitės nepirkit to 3D printerio ir po 2 savaičių pagalvokit dar kartą, ar tikrai reikia jums to 3D printerio, ar tikrai nereikia.